Gerą dieną, jūs žiūrite laidą Krepšinio savaitė. Kviečiu žiūrėti. Šį kartą laidą pradėsime nuo dviejų Lietuvos krepšinio sugrįžėlių. Į Kauno Žalgirį grįžo rungtyniauti Karolis Lukošiūnas, komandoje rungtyniavęs 2019-2023 metų laikotarpyje. Praėjusią vasarą Karolis rungtyniavo Salt Lake City Stars ekipoje NBA G lygoje. Joje gynėjas spėjo sužaisti 5 rungtynes, per kurias vidutiniškai rinkdavo po beveik 4 taškus. Praėjusiame PCF LKL sezone Lukošiūnas vidutiniškai rinkdavo po beveik 6 taškus per rungtynes ir 3 taškus mesdavo 38,9% taiklumo. Tai yra mūsų klube ilgą laiką rungtyniavęs krepšininkas, kuris gali pildyti specifinės užduotis ir duoti naudos tam tikrose situacijose. Šiuo metu treneriai turėjo poreikį sudėtyje turėti būtent tokį krepšininką, todėl Karolio kandidatūra buvo laiku ir vietoje. Jo dotacija neturėtų užtrukti, o komanda gauna jau patikrintą žaidėją. Apie naujoką kalbėjo Kauno Žalgirio direktorius Paulius Jankūnas. Kitas sugrįžėlis šį sezoną pradėjo Vilniaus Vilkose. Žinoma, kalba eina apie Džordžą Gangičių, kuris vėl grįžta rungtyniauti į Panevėžio 7bet Lietkabelio ekipą ir pakeis lapkričio mėnesį prie ekipos prisijungusi Stefaną Pirčevičių. 33 vidurio puolėjas Aukštaitijos sostinėje rungtyniavo beveik 2 sezonus nuo 2020 iki 2022 ir buvo vienas ekipos lyderių, kuris atvedė Panevėžio klubą į 2022 BCF Lietuvos krepšinio lygos finalą, kuriame panevėžiečiai nusileido Vilniaus Rytui. Gangičius Europos taurės turnyre rinkdavo po 7 taškus, BCF Lietuvos krepšinio lygoje po 5,20 taško. Serbo naudingumas Europos taurėje per rungtynes siekdavo 5,5 naudingumo balo, o LKL čempionate beveik 3 per rungtynes. Šią savaitę abu Lietuvos krepšinio klubai pabaigė kovą šio sezono Europos taurėje. Tiek Panevėžio Lietkabelis, tiek Vilniaus Wolves su tarptautiniu sezonu atsisveikino pergalingai. Panevėžiečiai namuose 92-87 įveikė Klužo Dapokos krepšininkus. Aukštaitijos sostinės ekipa finišavo 9 B grupės vietoje. Šiose rungtynėse puikiai sužaidė ne tik patyrę komandos krepšininkai, bet ir jaunieji žaidėjai. Pavyzdžiui, Rikas Tuknys pelnė 8 taškus ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus. Jis surinko 15 naudingumo balų ir tai rezultatyviausios bei naudingiausios Nikos Tuknio rungtynės Panevėžio ekipoje. 20-metis Liutauras Lelevičius pelnė 11 taškų ir sužaidė rezultatyviausias sezono rungtynes. Na, o kaip įprasta Lietkabelio gretose, rezultatyviausiai sužaidė Deividas Sirvydis, jis pelnė 22 taškus. 17 pridėjo Vytenis Lipkevičius. Su Europos taure pergalingai atsisveikino ir Vilniaus Wolves, kuri 85-80 išvykoje nugalėjo Londono Lions. Galutinėje A grupės lentelėje Vilkai finišavo 7 vietoje ir liko per žingsnį nuo atkrintamųjų. Beje, tai buvo 5 Nedo Pacevičiaus pergalė iš eilės prie Wolves vairo. 3 iš jų pasiektos Europos taurės nieko nelėmusiuose susitikimuose. Dramatiškų rungtynių 4-ajame kėlinyje Vilkai buvo atsiliekančių vaidmenyje, tačiau 2 tritaškius iš eilės vėliau pataikė Kristupas Žebaitis. Kaip paaiškėjo vėliau, tai buvo lemiami metimai, po kurių Lions neatsigavo. Sostinės komandos gretose ir vėl nebuvo traumuoto Rašydo Salavaino, o rezultatyviausiai žaidė po 18 taškų surinkę Kristianas Bekovulu ir Jeffrey Tayloras. Kristupas Žemaitis dvikovą baigė pataikęs visus 4 tritaškius ir surinko 12 taškų. Taip pat jo sąskaitoje 8 atkovoti kamuoliai bei 5 rezultatyvūs perdavimai. Šią pergalę pasiekti padėjo ir gausi Londono lietuvių bendruomenė. Palaikymas tribūnuose tikrai buvo puikus ir atmosfera buvo daug geresnė nei Wolves rungtynių AV Solutions Group arenoje metu. Kauno Žalgirio krepšininkai pratęsė pergalingą seriją Eurolygoje ir laimėjo 3 kartą iš eilės. Šį kartą treti geri auklėtiniai atlaikė šeimininkų sirgalių spaudimą ir patiesė Belgrado Cervena Zvezda 2 kartą šį sezoną rezultatu 93-91. Pastarąjį kartą Belgrade Kauno krepšininkai iškovojo pergalę 2020 spalį. Rungtynių pabaiga atrodė, kad tęsis visą amžinybę. Ypatingo sirgalių įsūčio sukėlė situacija, kuomet Kinanas Evansas priėmęs kamuolį lavravo ties vidurio liniją. Šeimininkų sirgaliai neslėpė įsūčio. Po pražangos prieš Tomą Timšą į aikštę ėmė skrieti įvairūs daiktai. Po kelių minučių chaosas buvo suvaldytas, o Timšas sumetė abi baudas. Nors vėliau baudų metimais atsakė ir šeimininkai, tačiau paskutinės atakos šeimininkai taip ir nesugebėjo surengti. Laiko paprasčiausiai nebuvo. Kinanas Evansas, kaip ir įprasta, Žalgirio ekipoje buvo rezultatyviausias. Jis pelnė 25 taškus ir pataikė 7 metimus iš žaidimo iš 14. Jo greityje 5 tritaškiai iš 10. Kitas rungtynes Eurolygoje Žalgiris žais tik kovo 1 dieną, kuomet namuose susitiks su Pirėjo Olympiakos klubu. O šiandien laidą baigiame. Iki kito karto.